Gegužės 22 dieną organizuojame antrąjį seminarą konferenciją iš ciklo Tobulink viešuosius pirkimus. Šio seminaro tema svarbiausias viešųjų pirkimų elementas – pirkimo dokumentai bei jų standartai. Išskirčiau dvi esminės dalis šioje temoje. Pirma, bendradarbiavimą tarp pirkimus inicijuojančių specialistų ir pirkimus vykdančių specialistų. Antra, pirkimo dokumentų inicijavimo ir parengimo standartizavimą. Pastebime, kad pirkimo dokumentų parengimo kokybė dažnai priklauso nuo pirkimus inicijuojančių specialistų, kurie dažniausiai rengia techninės specifikacijas, ir pirkimų vykdytojų bendradarbiavimo rezultatų. Nesklandumai kyla dėl to, kad pirkimo iniciatoriai dažnai neturi specialiųjų viešųjų pirkimų žinių ir jų rolė viešojo pirkimo procese nėra pakankamai apibrėžta. Didžioji dalis pirkimų kartojami kiekvienais metais, todėl pirkimo dokumentų standartai gali padėti išvengti klaidų ir galimų pažeidimų. Viešiesiems pirkimams naudojamos valstybės biudžeto lėšos, todėl į kiekvieną pažeidimą viešųjų pirkimų srityje reaguojama ypatingai jautriai. Kokiegi dažniausiai viešųjų pirkimų pažeidimai? Kaip tinkamai parengti pirkimo dokumentai gali padėti išvengti klaidų bei pažeidimų? Apie tai bus kalbama temoje dažniausi viešųjų pirkimų pažeidimai, kaip pirkimo dokumentai gali padėti jų išvengti. Šiuo metu visi garsiai kalba apie tai, kad reikia viešuosius pirkimus vykdant taikyti ne tik mažiausios kainos kriterijų, bet ir kitus aplinkosauginius, kokybinius kriterijus. Bet apie tai garsiausiai kalba politikai, teisininkai, ne tie, kas realiai turi formuoti kriterijus. Tai yra produktus ir prekes, paslaugas naudojantis žmonės, tai yra pirkimų iniciatoriai. Viešųjų pirkimų dokumentų standartizavimo pavyzdžių galime rasti įvairiuose lygmenyse – perkančiosios organizacijos lygmenyje, ES ir kitokią finansinę paramą administruojančių institucijų lygmenyje. Tipinius pirkimo dokumentus tam tikrų grupių pirkimams taip pat yra parengusi viešųjų pirkimų tarnyba. Tačiau kokie yra pagrindiniai pirkimo dokumentų elementai, kurie įtakoja pirkimo vykdymo procedūras ir jų rezultatą? Kaip apie juos suprantamai pranešti pirkimo iniciatoriam, kad jie suformuluotų aiškią užduotį, sudarančią galimybę pasiekti maksimaliai gerą rezultatą? Kaip greitai ir paprastai parengti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir atlikti vertinimą? Kokie kriterijai yra leistini, kokie nerekomenduotini? Renginys yra organizuojamas keliomis sekcijomis skirtingose salėse. Vienoje sekcijoje pranešimai skirti pirkimo iniciatoriams, kitoje pirkimo specialistams. Todėl kviečiame registruotis po kelis darbuotojus iš vienos organizacijos. Tokiems atvejams yra taikomas nuolaidos. Be to, seminare pristatysime naują programinę įrangą skirtą automatizuotam pirkimų dokumentų formavimui. Seminaro dalyviams bus suteikta galimybė išbandyti šią įrangą nemokamai.